sveiki visi. Mano vardas yra Kristina, aš esu iš Klaipėdos ir BITE studijuoju skaitmeninį dizainą kartu su Justinu, kurį ką tik girdėjote. Esu baigusi ekonomikos studijas ir visą gyvenimą iš tikrųjų dirbau nieko su dizainu bendro neturinčiose darbuose, tačiau visada traukė piešti ir kurti. Tikrai noriu pasidžiaugti BITu ir šiais kursais, nes yra galimybė pakeisti savo karjerą. Tikrai po šitų kursų, kai baigsiu, grįžti atgal į senus darbus nebenorėsiu. Taip, o šiandien noriu Jums pristatyti šį svetainės dizainą, kurį sukūriau juvelyrikos brandui Jewel Made. Jewel Made yra rankų darbo vienetiniai papuošalai, kurios juvelyrė gamina individualiai pagal užsakymus. Šiam projektui sukūriau ir logotipą, prekinio ženklo įvaizdį, buvo atliktas tyrimas, nustatyta tikslinė auditorija ir sukurtos 2 personos. Tai visą tai padėjo sekančiam žingsnyje sukurti svetainės UX UI dizainą. Taigi svetainę kūriau reprezentacinio pobūdžio. Svetainės pagrindinis tikslas buvo parodyti juvelyrės kurtus darbus, atskleisti jos stilistiką, na ir žinoma pritraukti naujus klientus. Kaip matote, pagrindinė spalva yra juoda. Jos nepabijojame, ji pasirinkta ne tik todėl, kad yra mėgstamiausia juvelyrės spalva, bet ir todėl, kad esant juodam fonui įmantrios kiekvieno kūrinio detalės yra aiškiai matomos. Ir šis pasirinkimas ne tik pagerina gaminio pristatymą, bet ir sukuria tvirtą prekės ženklo identitetą. Tai pagrindinėme puslapyje, kaip matėte, galime peržvelgti naujausias kolekcijas ir darbus. Taip pat galime paspausti štai čia, nueiti į pagrindinį produkto puslapį, na ir peržvelgti daugiau produkto nuotraukų. Viršutinėme meniu juostoje yra sekcija galerija, kur yra suskirstyti produktai į 3 pagrindines rūšis, tai yra žiedai, auskarai ir pakabukai. Tai, na, tarkim, užeikime į žiedų skiltį ir pasižiūrėkime, kokį nors išsirinkime savo patinkantį žiedą. Tai taip pat galim paspausti ir nueiti į produkto puslapį štai čia ir pasižiūrėti keletą nuotraukų irgi ir plačiau pasiskaityti apie patį produktą. Toliau keliaujame, yra About skiltis, tai yra apie skiltis, kur galite plačiau pasiskaityti apie pačią juvelyrę ir iš kur jis semiasi įkvėpimo. Na ir paskutinė dalis yra kontaktai, kuri yra gan svarbi dalis, nes čia klientai gali susisiekti, aptarti idėjas ir užsisakyti gaminį, kuris bus individualus ir vienetinis. Taip, na, o pabaigai tuomet kviečiu visus apsilankyti mūsų Behance portfolio, kaip jau pristatė Justinas VR Vertical, nes čia galite rasti daugiau informacijos truputį apie mūsų darbus, čia šiek tiek kita informacija apie mockupus, vizitinės korteles, na ir panašiai. Tai va, ačiū už dėmesį.